nu, ta prasme, kaip pati idėja, pats idėjos smagumas irgi taip žmogiškai nugali tuos visus nuobodžius strateginius dalykus ir sakom, ai, padarom, kad būtų smagu. Gal Tai pabandom, paeksperimentuot, būkim drąsūs, ar ne? Ir po to, ups. Tai čia vat dar viena klaida, tai emocijos pervertinimas reklamoje realiai. Nes vėlgi, kai tu nežinai, kaip išreikšt geriau savo konkurencinį pranašumą, kai jautiesi, kad nelabai turi ką pasakyti, tai yra tas tikėjimas, kad, tai vis tiek reklamoje emocijos viską reiškia sudėlios į savo vietas. Tai šitas irgi įsitikinimas labai gajus, labai vyraujantis ir šiaip daug marketingistų tuo tiki ir, realiai tai tas tikėjimas iš kur ateina. Ta prasme, tai visi tiki tuo, kad, žmonės yra daug sprendimų priimantys neracionaliai, ar ne? Tai reiškia reikia apeliuoti jų emocijas. Tai su ta pirma dalim tai turbūt sutiksim, ane,